Antras mūsų judesys bus apie taip vadinamą tai chi kamuolį. Jau visiems tai chi asocijuojasi su yin-yang energijų vartymu, su apvaliais, tarsi kamuolio vartymo judesiais. Tai kaip tik į jį ir šokam šiandien. Tai jeigu turit namuose kamuolį, galit pasiimti irgi kaip priemonę, kaip pagalbą. Jeigu neturit, tiesiog vizualizuokite jį savo rankose. Aš, kadangi turiu pasiruošus, tai bus pagalba tiem, kas jį turi. Paimkit jį tarp rankų, kojos patogiai pozicijoje, kad būtų lengvai įsižeminti ir atsimena mūsų vidinę spiruoklę. Taip, kad mes stumdom dangų atsispirdami nuo žemės. Minkštai, lengvai, ritmiškai, su atsipalaidavimu. Dabar yin-yang kamuoliukas mūsų. Pabandykite jūs tą kamuolį tarsi taip tarp rankų pavartyti. Pavartyti yra viena, bet pabandykit tą padaryti su lengvu pasipriešinimu. Lyg būtumėt tirštam meduje arba kad tas kamuolys jums priešinasi, tarsi yra kur nors priverštas arba priklijuotas ir jums jį reikia atlipdyti ir pervesti su pasipriešinimu. Atlipdyti ir pervesti su pasipriešinimu. Kas padeda versti? Mūsų spiruoklė, mūsų įsižeminimas. Mes tarsi atsispiriam nuo žemės ir stumiam jėgą, kurią gaunam panaudodami atsispirimą nuo žemės, perkeliam į judesį rankose. Atsispiriam ir verčiam. Atsispiriam ir verčiam. Galima vartyti apvaliai. Apvaliai, kaip norit. Bet turit jausti pasipriešinimą. Kad nebūtų tiesiog tuščia. Jeigu tuščiai darysit, jūs negausite naudos. Jums turi kūnas tarsi trintis į erdvę. Verčiam į vieną pusę, verčiam į kitą pusę. Arba galima tiesiog rankos šitaip. Kūnas nuolatos spyruokliuoja, galva juda. Galvos stebėkit save, ar galva neužstrigo. Tada kaupsis papildoma įtampa. Mums to nereikia, tai reikia, kad visas kūnas lengvai atsipalaiduotų ir stumdytų dangų. Tada galit su pasipriešinimu kamuolį pasukioti į vieną šoną, apversti, atsispirdami pastumti į kitą pusę, apversti, pastumti, apversti, pastumti, apversti. Kamuolį tarp rankų galit patys reguliuoti, ar jūs norite didelio, ar norite mažo. Galit ištempti, galit paspausti su pasipriešinimu. Vėlgi, kvėpavimas ramus, nereikia naudoti stiprios, kietos jėgos. Tik tiek, kiek būtų toks sukurtas pasipriešinimo jausmas, trinties jausmas. Tarsi mes esam tirštam meduje, arba čia visur aplink yra gumos, kurios prilaiko mūsų rankas ir mes įtempiam gumas. Vieną pusę į kitą. Ir pasukiojam kamuolį priešai save į vieną pusę, atsispirdami į kitą pusę. Galim kamuolį pritraukti arčiau, arti savęs pastumdyti, pavartyti. Nuo savęs atstumti priekį, priekyje pavartyti. Pritraukiam. Jauskit, kad jūsų rankos dirba ne iš pečių, kad ne čia prasideda jėga ir stumimas ar vertimo judesys, bet iš nugaros, o dar teisingiau iš pėdų. Stenkitės, kad pasijungtų visa nugara jūsų judesį ir padėtų versti. Paieškokit to vidinio malonumo, kad kūnas priešinasi švelniai erdviai. Gaunasi taip, kad kūnas dirba pats su savimi, jisai pats savo priešinasi ir pats stumia, pats dirba. Turėtų pradėti šilti rankos, plaštakos, pėdos. Pagilėja kvėpavimas. Tiesiog darykit ir stebėkit, kas vyksta jūsų viduje. Taip galim pasisukti palei savo ašį. Tik ne iš šonų stumdyti, dažnai žmonės mėgsta klubą išstumti su klubu visų, bet kūnas tiesus kaip spiruoklė ir nuo savęs į šoną pasuko, tik aplink savo ašį, į vieną pusę,
su pasipriešinimu. Op, į kitą pusę. Aplink savo ašį. Op. Taip, pratimų yra įvairių. Galime ir aukštį reguliuoti, kur mums norisi, ir atstumus reguliuoti. Vėlgi, improvizuokit ir stebėkit kūną, kur jam malonu, kur jis prašo, kur jis nori, kokioje vietoje daugiau dėmesio nori, kurią vietą pastumti, pratempti nori. Tai vėlgi, čia jūsų laisvė. Linkiu pasižaisti smagiai su šitą energiją, pabandyti, pavartyti, paieškoti, pastebėti. Vėlgi, jeigu turėsit komentarų, klausimų, rašykit, pabandysim jums atsakyti ar paaiškinti, kaip teisingiau ar giliau visą tai atlikti.